Tačiau prieš pradedant oficialų dienos posėdį turime tai naudodamasis progoje kviečiu gerbiamą Jolantą Maikienę į tribūną ir primenu, kaip visada primenu, kad Labas rytas. 5 minutės pasisakyti. Labas rytas visiems. Gerbėmieji miesto tarybos nariai, valdininkai, primename jums, kad jūs turite tarnauti Klaipėdai ir klaipėdiečiams. Ir savivaldybės bei patikėtas savivaldybei turtas yra visų pirma klaipėdiečių turtas. Ir mes turime teisę juo domėtis, prižiūrėti ir puoselėti kartu. Labai gerai, kai turi idėją ir ją gali gyvendinti be valdžios. Bet deja, labai pasigendame valdžios dėmesio miesto aplinkai, miesto parkams. Tik kartu bendradarbiaujant su visuomenė galima kurti kitokią Klaipėdą, kitokią aplinką, kuri atitiktų miesto gyventojų poreikius, lūkesčius ir reikmes. Primygtinai raginame skirti atsakingą savivaldybės skyrių ar savivaldybės darbuotoją, kuris koordinuotų parkų ūkinę, kultūrinę bei kitas veiklas. Nes dabar jo rūpinasi kelios skirtingos tarnybos, kurių nei viena nėra suinteresuota šio parko vystymu ar tinkama priežiūra. Mums turint klausimą dėl parko, tenka varstyti daug valdininkų durų, gaunam atsakymą. Nekuruoju parko, kai man valdžia lieps, tai vykdysiu ir jokių iniciatyvų nerodysiu, nes kitaip kolegos gali apkaltinti turint interesų. Tokia yra realybė. Prašom skirti atsakingą, juolab, kad tai tikrai nereikia itin didelių lėšų, tik reikia geros valios, susikalbėjimo, supratimo ir tikro rūpesčio savo miesto gyventojais. Anksčiau ilgus metus parku rūpinosi Klaipėdos kultūros skyrius. Mes siūlome skirti atsakingų minėtą skyrių ir būtų puiku, kad miesto renginiai bei jūros šventės nuolat vyktų ir parke. 2014 vasarį bus svarstamas miesto biudžetas ir skubame prašyti, kad numatytumėte lėšas Klaipėdos miesto savivaldybės biudžete parko kultūriniai, ūkiniai ir kitai veiklai. Minėtos lėšos turėtų būti panaudojamos būtiniausiams parko reikmėms. Sutvarkyti jūros Klaipėdos poilsio parko vizualinę reklamą, informacinius stendus, juose pakabinant parko pavadinimą, istoriją, žemėlapį, nuorodas. Organizavimui ir koordinavimui įvairių kultūrinių iniciatyvų, kurioms vykdyti, tai yra labai dėkinga vieta. Yra klaidų ją nesinaudoti, neraginant iniciatyvių piliečių naudoti pagal paskirtį savivaldybės lėšomis sukurtą infrastruktūrą ir to apriboti miesto gyventojų galimybės tinkamai naudotis ir jų lėšomis įrengta erdvė. Dar šių metų birželį kreipėmės savivaldybės administraciją sutvarkyti parko vizualinę reklamą, nes klaipėdiečiai juose kabino skelbimus ir buvo taip pat grafiti. Ačiū, grafiti nuvalė. Buvo sukviesta 5 savivaldybės skyrių ir bendrų sutarimų buvo sutarta stendus sutvarkyti. Nors mes ir radome rėmėjų, bet gavome atsakymą iš savivaldybės administracijos direktorės Alinos Elikienės, kad savivaldybė dabar neturi tam lėšų, o jums negalima, nes jokia parke reklama negalima. Nei patys tvarkėte, nei mums leidote. Geresnį ir aktyvesnį parko veiklai prašome grąžinti parko administracinėms reikmėms ankstesnį parko administracinį pastatą adresu Herkaus Manto 83. Juolab, kad 2014 metais baigėsi 10 metų trukusi Klaipėdos miesto savivaldybės ir UAB Automalūno nuomos sutartis ir numatyti lėšų minėtų patalpų sutvarkymui. Prašom užregistruoti Klaipėdos poilsio parko pavadinimą Jūros parkas registrų centre. 2011 metais vyko kartu su dienraščiu Klaipėda parko pavadinimo konkursas. Klaipėdiečiai aktyviai dalyvavo ir balsų dauguma parko pavadinimą išrinko Jūros parkas. Tuomet Klaipėdos žymių žmonių istorinių datų įvykių amžinimo ir gatvių pavadinimų suteikimo komisija pavadinimą patvirtino, bet neregistravo registrų centre ir iki šiol tai nepadaryta. Klaipėdiečių vardu prašome ir turime įpareigojimą prašyti užregistruoti parko pavadinimą Jūros parkas ir kurti Jūros parko koncepciją.
Prašome sudaryti komisiją ir tinkamai ištirti kavinės, kuri ėmė veikti jūros parko teritorijoje greta Laipinių parko, atsiradimo aplinkybių sąlygų bei veikimo teisėtumą, bei informuoti apie šio tyrimo išvadas, pateikiant visų susijusių dokumentų ir leidimų kopijas. Taip pat raginame tarybą organizuoti naujus konkursus kultūrinių projektų ar kultūrinių pramoginių įrengimų organizavimų jūros parke. Tai, kad parke monopolinė teisė šeimininkauja vienintelis tokio pobūdžio paslaugų teikėjas, yra nesveikas ir viešą interesą pažeidžiantis reiškinys, neskatinantis gerinti tokių paslaugų kokybės ar taikyti prie lankytojų poreikių, o atvirkščiai jos tiekėjas diktuoja savo sąlygas ir naudodamasis jam išskirtinę teisę plečia savo paslaugų spektrą, teikdamas ir tas paslaugas, kuriuose nebuvo numatytos sutartyje, nedalyvaudamas šių paslaugų teikimo viešuose konkursuose. Gerbiama Jolanta. Minutėlę. Ne minutėlę, o 5,5 minutės jūsų kalbate. Aš pabaigsiu kelis sakinius. Ačiū. Raginu savivaldybės tarybos narius būti nuosekliais ir tęsti pradėtas geras iniciatyvas, tinkamai išnaudojant bei prižiūrint erdves, į kurias jau investuotos nemažos lėšos. Ir pabaigai, artėjant šventėm linkime, kad ateinantis metai būtų dosnūs Klaipėdai ir klaipėdiečiams, gerais pokyčiais ir gerais darbais. Būkite sveiki, laimingi ir gyvenkime gražioje aplinkoje. Ačiū už dėmesį.